Labadiena, dėkoju gerbiamą pirmininkę. Norėčiau padėkoti Eurojustui už pateiktą ataskaitą, bet savo klausimą labiau koncentruosiu į ateitį. Šiandien yra lygiai mėnuo nuo Hamas žiauraus nežmogiško terorizmo akto Izraelyje ir po to mes matėme keletą terorizmo aktų, antisemitizmo aktų taip pat mūsų Europos Sąjungoje. Ir čia norėčiau atkreipti dėmesį į keletą įdomių aspektų. Hamas yra teroristinė organizacija, ją kaip tokią pripažįstame ir mes Europos Sąjungoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau tai tuo pačiu metu yra organizacija, kuri atlieka Palestinos vyriausybės funkcijas. Ir štai čia kyla klausimų, ar europinė parama, ar jungtinių tautų humanitarinė parama buvo tinkamai panaudota humanitarinėms reikmėms, ar vis dėlto buvo nutekėjimų įsigyti ginklams, kurie paskui buvo panaudoti prieš civilius Izraelio gyventojus. Antras dalykas, mes puikiai žinome, kad egzistuoja ryšys tarp tokių terorizmo aktų, tokių teroristinių organizacijų ir tam tikrų valstybių. Ir štai Amerikoje egzistuoja terorizmą remiančių valstybių sąrašas. Mes Europos Sąjungoje to neturime, turime tik tai teroristų ir terorizmo organizacijų sąrašą. Ir aš einu prie klausimo, mano klausimas jums gerbiami Eurojusto vadovai yra, ar nemanytumėte, kad Eurojusto mandato išplėtimas bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, tokiamis kaip Izraelis arba Jungtinės Amerikos valstijos, ir taip pat atsekti tuos nusikalstamus ryšius su terorizmą remiančiomis valstybėmis ir jas patraukti atsakomybėn per sankcijas, per galbūt ES paramos sustabdymą, iš tikrųjų sustiprintų jūsų mandatą ir padėtų išvengti terorizmo aktų pačioje mūsų Europos Sąjungoje. Tai toks būtų klausimas. Ačiū Jums. Klausimai susijęs su dabartiniu Izraelio ir Palestinos konfliktu. Ar bendradarbiavame su JAV, Izraeliu? Šia prasme, tad norėčiau pasakyti štai ką. Pagal Eurojusto mandatą, pagal kurį galime gauti, analizuoti ir priskirti kategorijoms tam tikrą informaciją, priskirti tą informaciją vairioms nusikalstamom veikoms, tai toks mandatas buvo nustatytas atsižvelgiant į praeities, dabartinius ir būsimus ginkluotus konfliktus. Mes turime duomenų bazę, kurią gali naudotis ir kiti partneriai ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų, tai yra partneriai, su kuriais turime bendradarbiavimo susitarimus. Tad Europos valstybės narės, kurios pradėjo tyrimus susijusius su ginkluotų konfliktu Izraelyje, tos valstybės narės gali kreiptis į mus ir mes joms teiksime tą pačią paramą, kaip kad teikiame ir Ukrainos konflikto atveju. Ir tai liečia ne vien tik operatyvinę pagalbą, bet ir logistinę, analitinę, finansinę paramą, skaitant tarptautinę individualų prieimą prie duomenų bazių, tačiau dėje neturime bendradarbiavimo sutarimą su Izraeliu, tad Izraelis negali prisijungti prie mūsų duomenų bazės ir prašyti paramos šio požiūriu, tačiau JAV tai gali padaryti ir visos valstybės narės tai gali padaryti.